pamatysite Ermano tragikomediją Savižudis, režisierė Regina Pociejūnienė. Žodį suteikėme. Režisierė, Reginutė. Prašom, Reginutė. Labą dieną. Šiandien mes jums pristatysime rusų rašytojo Nikolajaus Ermano pjesę Savižudis. Bet iš tikrųjų norime jums pasakyti, kad visą tai nežiūrėti kaip tikrą savižudį. Tai truputėlį yra tragikomedija, atspindinti ne tik to laiko, bet ir mūsiškių dienų gyvenimą. Nes aš noriu pasakyti, kad teatras tai yra vis dėlto teatras ir atspindi žmogaus gyvenimą. Todėl sakau, kad labai rimtai į mūsų spektaklį nežiūrėti, kad jūsų negazdina iš tikrųjų mūsų spektaklio pavadinimas. O dabar iš tiesų aš iš Kudrinios atvykau su dovanomis. Pas mus Kudrinoje yra dar antra režisierė, rašytoja Aldona Surdokienė ir jinai yra išleidusi pjesių knygą Gyvenimo negandos ir pragiedruliai. Ir tiesiog šiandien jinai paprašė manęs, kad aš įteikčiau visiems režisieriams. Tai iš tikrųjų nuoširdžiai kviečiu visus režisierius pasiimti spektaklių knygas. Geriausio dramos kolektyvo vardas Lazdijuose. 2012 metais Respublikinėje apžiūroje atspindžia ir taip toliau.
norėjau tavęs paklausti. Ar mums neliko nuo pietų kepeninės dešros? Ko? Na tiesiog, Mašinka, aš norėjau tavęs paklausti, ar mums neliko kepeninės dešros nuo pietų. Na, šitai, Semionai. Ko jau? Be šito aš iš tavęs nesitikėjau. Kur tai matyta? Pačiam vidurnaktį žadinti išvargusią moterį dėl kepeninės dešros? Šitai tu man neužjausk. Šitai tu man neužjausk. Keturias dienas. Aš kaip koks arklys. Bėgu, plušu. Tai užuodu davęs man nors naktį valandėlę pailsėti. Tu ir lovoj mane tūsinė. Nervinė. Na, žinai, Semionai, su ta kepeninė dešra tu man stačiai širdį trenkėjai. Oi, kaip trenkėjai. Nejaugi tu senė nespranti. Jeigu tu pats nemėgi, tai nors kitam leiskis miegoti. Senė, tu ką? Miegi? Ačiū, tu Maša. Ko tau reikia? Aš sakau, jeigu tu pats nemiegi, tai nors kitam leiskis miegoti. Palauk, Maša. Mėlyni, tai tu matai. Rodos, susirasime Lukjanovą, mes verdam specialiai tai, ką tu mėgsti. Rodos, susirasime Lukjanovą, mes tau daugiau įpilam negu kitiems. Žinai, o kas jūsų su Serafimovjanu prašo, kad jūs man daugiau piltumėte? Jūs tyčia taip darote, jums rūpi. Jūs pasirodyti. Na, žinai, Semionai. Tai štai, Maša. Tai gal kai aš badauju ištisomis naktimis, šeimyniniame guolyje, po vienam kilometre. Tai tu, man, kepeninė, aš radysite prikišti. Valgyk, aš tau senė prikišu. Valgyk, mielasis, valgyk, kiek tau meilė. Tai atnešiu vienas kartas šiandien gyventi. Senė, ant kokios duonos tau užtepti? Ant baltos ar ant juodos? Duonos spalva man reikšmės neturi. Tai kodėl? O todėl, kad aš nevalgysiu. Tai kodėlgi? Verčiau aš per tą šlamštą galą gausiu, bet aš jo pavalgysiu. Tai kodėl? Nes aš žinau, kaip tu man jį užtepsi. Tu sumaišysi ją su įvadiniu žodžiu, o tik vėliau užtepsi. Tu tą šlamštą su mano sielą sumaišysi, o tik tuomet tepsi. Na, žinai, senė. Žinau, gulk. Ko? Gulk, jeigu sakau. Va, užtepsiu kepeninės. Ne, neužtepsi. O dirbsiu ir ištepsiu. Neužtepsi. Kas čia vyras galų gale? Tu ar aš? Tu pasižiūrėk verčiau, Mašinka, kaip tu mane nugyvenai. Štai. Kas čia, Semionai? Nervinis simptomas. Na, žinai, senė. Pokštus rodykime. Cirke. O šiandien gyventi nevalia. Kaip nevalia? Tai ką, Mašinka, man gal nusibaigti? Aš suprantu, tu tik ir lauki, kad aš išleisiu paskutinį atodūsį. Ir sulauksiu, Mašinka. Bet aš tau į akis sakau, tu nenaudėlė. Paaiškink man, Maša, kodėl mūsų namuose naktimis kažkas vis valgosi. A? Maša, tu verki? Ko tyli, Maša? Iš principo. Kas čia per nesąmonė? Tegu Semionas Semionovičius pasako. Aš nesakysiu. Semionas Semionovičiau, kodėl jūs tylite? Kad ir lieka visą rafiną. Na ką tu, Maša? Eina, žiūrėsiu. Senė. Senė. Serafima žvakę, manuok. Kur
Kokį žaisliuką, nagi aš tai tikrai nieko neturiu, paleiskit.
neturiu jokio revolverio. Nemauškite mane, nes visi žinome, kad jūs ketinote nusišauti. Ketinau nusišauti? Taip, jūs. Taip, jūs pats. Kurių velnių, paaiškinkite man. Aš jums pasakysiu, Semionai Semionovič. Todėl, kad jūs esate beviltiškas tinginys, neturite darbo, neturite pinigų. Na, žinote, jeigu šitai, tuomet neškinkite susilauk. Pirma, atiduokite revolverį. Neatiduosiu. Tada mes prievartą atimsime Aleksandrui Petrovičiau. Na, šitai. Tuomet aš tikrai nusišausiu. Nenusišausite. Ach, jūs netikite. Skaičiuoju iki 3. 1, 2. Oi, nusišausiu šeimą. 3. Ras. Namašenka. Aš tau dar įrodysiu. Įrodysiu aš tau. Aš nupirksiu jam tą dūdą Margaritą Ivanovną. Tik bijau, jis jos gali nesulaukti. Tai jūs abi važiuokite, o aš jam dantį užkalbėsite. Na, anekdotą papasakosiu, pokalbį užvesiu. Gerai, važiuoju. Važiuokite. Dėl mano mirties. Ai. Semionai Semionovičiau, aš čia anekdotą prisiminiau. Serafimą, jūs man trukdote. Juokais mirsit, Semionai Semionovičiau. Paprašysiu jūsų išeiti, Serafima Lukjanovna. Bet Lauk! Dėl mano mirties. Nieko nekaltinti. O Cikalnikovos. Pirma dalis. Kaip išmokti groti helikonu. Griežiant taikoma 3 pirštų kombinacija. Pirmas pirštas ant pirmo vožtuvo. Taip, pūsdami gausite garsą.
Bet garso nėra. Oras išėjo, garso nėra, yra garsa. Va, skyrelis apie oro išpūtimą, kaip pūsti. Taip. Atplėškite skiltelę vakarykščio laikraščio ir pasidėkite ant liežuvio. Ant liežuvio? Taip, ant liežuvio. Dėkite ant liežuvio. Ar dabar geriau Semionai Semionovičiau? Ką? Ką? Ką jūs, Semionai Semionovičiau, sakote? Aš visiškai nieko nesuprantu. Kvaiša. Dabar supratote? Kas rašoma toliau? Atplėškite skiltelę vakarykščio laikraščio ir ją uždėkite ant liežuvio. Kas toliau? Toliau yra pasakyta. Išspjaukite tą laikraštį ant grindų. Pasistengkite spjaudami užfiksuoti savo burnos padėtį. Užfiksavę tą padėtį, pūskite taip, kaip spjaunate. Viskas. Viskas. Aš pats atsiplėšiu. Viešpatie, jeigu tu esi, atsiųskiem garsą. Aš tau sakiau, kad jis yra. Tavo akivaizdus faktas. Ach, mašinka, kaip mes dabar gyvensime. Kaip mes dabar gyvensime. Jūs įsivaizduokite, aš esu iš anksto paskaičiavęs. Nes nusirašęs esu. Taip, stojaus. Taip, dėl mano mirties nieko pačio netas. Taip. Taip. Štai. Po 20 koncertų per metus išeina 1250 rublių. Štai. Bet jūs dar išmokot Semionai Semionovičiau. Žinote, Serafimo Lukjanovna, man dabar išmokti groti, pat kaip Ropė Kristi. Įsivaizduokite, kaip dabar bus gerai. Pareini po koncerto namo, atsisėdė sofokį. Ar šiandieną grindų oškotai buvo? Buvo Semionai Semionovičiau. Na ir puiku. Tuomet suplakite man gogelį-mogelį. Nuo šiol, mašinka, reikalauju, kad kiekvieną dieną man būtų kepamas gogelį-mogelis. Kad kiaušiniai, senė, labai brangus. Ar man priekaištaujate, kad kiaušiniai brangus, ar ne iš mano pirksite? Kas dabar pinigus uždirba? Na, kaip čia pasakius? Gerbiamosios. Prašyčiau. Man netrukdyti. Ir apskritai, pailėmis minutėmis, prašyčiau netrukšmauti, o verčiau pasiklausytumėte muzikos. Taip. Norėdami išmokti groti gamą, pasinaudokite pačiu pigiausiu būdu. Nusipirkite patį pigiausią ro
pagroti gamaroj ir naudokitės pačiu pigiausiu būdu. Nusipirkite patį pigiausią. Ja. Pagrokite gamarojeliu ir tuomet pakartokite jį su būda. Maša! Mašinka! Ką jie man padarė? Ką jie man padarė? Nusiraminkite, nusispjaukite, Semionai Semionovičiau. Iš ko mes dabar gyvensime, Mašinka? Kas dabar pinigus uždirbs? Serafima Lukjanovna! Neverk, senė. Ir toliau gyvensi iš mano gerbiamo vyro, Aristacho Domininkovičiaus. Tegul Dievas duoda jam vietelę rojuje. Palikimo. Ak, iš palikimo? Tai kaip? Tai jūs mane visiškai nieko laikote? Jei taip, tuomet palikite mane vieną. Palikite mane vieną! Išeikite! Štai kokia gyvenimo ironija. Žmogus pakyla ir vėl nukrenta ir nebėr žmogaus. Bet niekis. Mes dar gyvensime. O gal ir ne. Sudie, senė! Kas ten? Ar jūs esate Semionas Semionovičius Pocikalnikovas? Su kuo turiu garbės? Viktoras Viktorovčius Pugačiovas. Labai malonu. Ar jūs esate tas Pocikalnikovas, kuris ketinate šautis? Nu, kas jums sakė? Žinoma, kad ne tas. Kaipgi ne tas? Adresas tas, valandėlę. Dėl mano mirties prašau nieko nekaltinti. Ir pavyzdžiui Pocikalnikovas. Tai jūs esate Pocikalnikovas. Na gerai, aš. Na ir kas iš to? Na mato, taip negalima. Taip negalima, ponas Pocikalnikovai. Na pasakykite, kam iš to nauda? Jeigu jūs rašote nieko nekaltinti, jūs turit kažką kaltinti. Tamsta šaunėsi, puiku, nuostabu, šaukis į sveikatą. Bet malonėkite, šaudys kieno nors labui. Patylėkite, stebėkite kortas. Jūs ne vienas, ponas Pocikalnikovai. Apsidairykite aplinkui, pažvelkite į motinėlį Rusiją. Ką jūs matote? Motinėlį Rusija tyli, visa inteligentija tyli. Šiais laikais gali galvoti tik mirusį, gali kalbėti tik mirusį. Aš pas jūs atėjau kaip pas mirusį, ponas Pocikalnikovai. Dabar jūs esate laisvas. Bet pasakykite, ką kaltinate, ponas Pocikalnikovai? Ar aš? Taip jūs, stebėkite kortas. Na šiaip tai rojalį. Rojalį? Tai turbūt kažkoks užsienietis. Na ką, ir jis kaltas. Bet jūs be reikalo tik vieną kaltinate, ponas Pocikalnikovai. Manau, tamsta. Dar visiškai nesuprantate, kodėl šaunatės. Leiskite, aš jums paaiškinsiu. Na malonėkite, prašau. Jūs norite mirti už teisybę. Tai mirkite greičiau. Apkaltinkite visus. Ponas Pocikalnikovai, apkaltinkite Jegorą Timofejevičių Presvietovą. Kodėl jis reikalauja 2000 rublių? Skolos iš manęs, ha? Kuo aš čia dėtas? Korta mušta. Jūs man pralošite 100 rublių. Tai apie ką
per visą Rusiją. Jis pažadins suskundusią sąžinę visų, kurie reikalauja skolos iš Viktoro Viktorovičiaus Pugačiovo. Atleiskite, o kas jis toks? Aš! Jūs virsite šūkiu. Visa Rusija susirinks prie jūsų karsto. Jūs apkraus vainikais. Tai bent pamenių gyvenimas. Rašykite išmirtinį raštelį, arba aš parašau, jūs nusišaunate ir baigti. Ne. Aš pats parašysiu. Štai kur tau likimas. Jisai yra. O popieriaus užrašyti nėra. Teisybė bus įvykdyta mano palai. Jūs daugiau nebesijuoksite sąžiningo karininko Viktoro Viktorovičiaus Pugačiovo. Viktorai, aš visur įsiieškau. Ne dabar, Margarita Ivana. Aš kovoju dėl Rusijos garbės. Viktorai, aš kviečiu jūs išgerti puodelį arbatos. Rusų inteligentija daugiau laukti negali. Rusų inteligentijai nerūpi arbata. Aš šitaip, Viktorai, tada atiduokite man 15 rublių. Na, ko tik šaukate, Margarita? O kodėl jūs mane apgaudinėjate? Sakėte, vešitės į užmiestį skaičiuoti žvaigždžių, papasakosite man apie saulės dėmes ir kai aš, vargšė moteris iš savo gerbiamo vyro, Jegoro Timofejevičiaus Peresietovo paimu jums 15 rublių, jūs... Tyliau! Margarita Ivana, ką jau eime? Apkaltinsiu. Visus apkaltinsiu. Žiūrėkit, balandėliai. Aš tos tiesos neturiu. Rašysiu. Yra garsų menininką. Keplinė dešrą. Mašinka, jūs pasižiūrėkite. Kaip jūs atrodote? Taip negalima mašinka. Mane garbingi žmonės, inteligentai renkasi. O jūs? Ko tu man aš turėčiau daryti? Na, galėtumėte bent kokią sagę įsisekti. Arba bent jau galvą išsitrinktumėte. Negalima, jūsgi Podzakalnikovo pavardę turite. O tai šitą reiškia. Atėjo kažkokia ponia, jūsų teiraujate ir novičių. Įleiskite. Prašau. Ponas Podzakalnikovas? Na taip, aš. Susilaikykime. Keliau antrą naktį. Už ką tokia garbė, labai malonu. Jūs mane galite vadinti tiesiog. O dabar, kad jau susipažinome, norėčiau paprašyti vieną mintį. Tai kuo galėčiau maloniai jums padėti? Ponas Podzakalnikovas, jūs vis tiek šaunate. Būkite toks malonus, nusišaukite dėl manęs. Kaip dėl jūsų? Na, nebūkite toks egoistas, nusišaukite dėl manęs. Atleiskite, kad aš jau negaliu. Aš esu prisižadėjęs. Raisai Filipovai? Oi, kur jūsų protas nesie Podzakalnikovai? Ji tikra kalėji, net stiklinės kramto iš aistringų. Ji nori, kad jūs bučiuotumės kūną ir tik kūną. Aš priešingai. Noriu geriau jų sielą ir tik sielą, nesie Podzakalnikovai. Nusišaukite dėl manęs ir išaukštinkite meilę, išaukštinkite romantikus. Ir tada šimtai mergaičių susirinks į jūsų karstą, nesie Podzakalnikovai. Šimtai jaunikaičių nešvies ant savo švelnių pečių ir nuostabios moterys. Baltomis gūnėmis. Ką jūs sakote? Oi, atleiskite, aš susižadėjau. Ai, jau? Jūs kažkoks pamišęs visiems Podzakalnikovai. Nebūčiau štai. Na, patikėkite manimi. Tikiu, bet suprantama, po viso šio jūs turite atsižadėti Raisos Filipovos. Atleiskite labai, bet aš jokios Raisos Filipovos nesu akyse matęs. Esate matęs. Juk galimas daiktas netrukus šiek tiek ir visiems girštis, kad visi susižadėjo jos turbūt. Bet tai net
šalia būdamas jo nepastebės. Prieik. Pastebėjai? Ne. Kaip ne? Jeigu čia nepastebėjo, tai dar esu labai gražiai išleidžia. Eime pas mane. Ties mano lovą fotografijų. Posite, išvysite, apstulpsite, sušupsite. Kleopatrą maksimum, jūs esate gražuolė. Na tiesiog negali būti. Patikėkite manimi, jums tikiškai atsivers akis. Na, eime, prie tavos puodelio, tačiau net parašysi. Ką prašysiu? Viską, ką jaučiate, nemantis mokyti, kad vis apžavėjausi paprašytų. Kad mano palankumo nesitikite, todėl nusišaudyti. Na, eime. Vis tiek jums reikia išeiti, grindis klos. Ne grindis, o galva. Aš nesu tamsta balandėlė kalbu, kokia vulgari moteris. Kas jis? Na čia, kaip jums čia paaiškinus, čia mano virėjai čia. Taip, kokia skrybėlė.
Ir ant šaulio mano, ne? Kaip žavu. O mes... Ir kai jis atvoks, nes jam pasakysi. O ar negalima ir gofruotą, ir kliošo? Katė išnorėjo brangaus velionio žmonai. O kur jis toks yra? Mes nežinome, bet mes nepaliksime jūsų varge. Dabar leiskite, aš pabučiuosiu. Marija Lukienė. Aleksandrai. Pardon? Išeiname. Tai gerai. Dar yra gerų žmonių mašinka. Žmonių yra, bet senelio nėra. Nėra brangučių, nėra mielojo. O pasimatuoti, kada tau reiks? Šiandien 3 valandą, va, adresas. Oi, ponios Sofija ateljė, brangi turbūt. Brangi, taigi iš visko matyti. Tu įdėlėtus, suprašysi. Jūs, paskutinė mūsų viltis, Semionai Semionovičiaus. Jūs, mūsų kovos draugas, už motinėlę Rusiją, už inteligentiją. Jūs mano mėgstamiausias šių laikų herojus. Iki dugno. Nesikuklinkite, jūs tikras didvyris. Kada nusprendėte šaudyti? Aš dar nenusprendžiau. Dievas mato, nesikuklinkite. Iki dugno. Mes iškelsime jums paketą. Mes jūs pagerbsime. 12 valandą. Jums patogu? Na, jei bus paketas. Na taip, patogu. Vadinasi, sutarėm. Sutarėm. Prisėskime patogauti. Na ir ką, panai? Nori 12. Iki dugno.
Atleiskite viešpatie, aš jūsų nepažinau. Leiskite pristatyti Podsakalnikovo sielą. Kur jūs buvote, Semionai Semionovičiau? Ką veikite? Tėve, aš kentėjau. Kokias kančias jau jūs kentėjote? Aš tikrai esu vertas rojaus. Jūs atsiboskite. Tėve. Aš ne Dievas, aš jūsų svainė. Aš jūsų svainė, Semionai Semionovičiau. O kada jūs spėjote nusigalvoti? Jis kliedi. Jis vyriausias žydės. Senė. Kasgi? Nu, paguostyk jį, paguostyk. Garbėjausias Serafina. Herodina. Leiskite pasidomėti, kur čia įvykta užrašo. Dėk pražydo. Spilk, ką galvosis apsikiojęs. Kur aš? Ar šitam pasaulyje ar jaunam? Šitam. Ką tu sugalvojai? Aš čia verkiu, raudu. O jis gyvus gyvūnėlis? Palauk, Maša. Neketinėme, dabar jau tu palauk. Aš čia verkiu, raudu. Į našlės vaidmenį įsijaučiau. Palauk, Mašinka, kuri dabar valanda? Kuri valanda? Antra? O juk aš 12 norėjau. Kas 12? Aš Mašinka bulvare gėriau. Iš pačio butelio. Tai tu jau iš butelio? Kaip koks? Valkata? Nu taip, gėriau. Dėl drąsos gėriau. Bet niekaip nepajėgiau išdrįsti. Tai kągi dabar reikės daryti? Viskas, tai škodas, taigi sakė, miestas mane. O dabar taigi jaškas pareikalus ir prižiūrė. Jeigu kūdžio pavardėdamo drabužius siuvo, o kokia siuvėja, ponia Sofija. Palaukit! Juk aš dar galiu nusižudyti! Tu, Semionai, vėl man atistumi. Nei jūs nusitrausit, Semionai Semionovičiau, nei ką. Nepatikėjo. Net Maša nepatikėjo. Na kągi. Reikia gerai prisitaikyti ir suskaičiuoti. 1, 2, ne. Gerai skaičiuosi iki 3. 1, 2. Geriau iki 1000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O gal į burną? Mirtis greitesnė.
neplaka. Kokia didelė širdis. Ir kaip jį plaka, neplaka, o dunda. Tuoj sprogs. O sprogs. Nespėsiu nusišauti. Kas ten? Ar Velionis čia gyvena? O kas teiraujasi? Ar čia Velionis gyvena, ar ne čia? Jūs paklausėte. O kas klausia? Iš kur jūs? Iš amžinybės. Iš kokios amžinybės? Prašom paimti. Kas tai? Ir siekis ramybėje. Semionai, Semionai, čia tu didvyris. Savo mirties gerbėjai. Nepamirštamam Semionui, kovotojai ir svainiai. Liūdė svainiai. Ar jums vainikai? Taip, man. Pasirašykite, kad gavote. Gerai. Vainikus gavau. O dievai. Didvyris tai didvyris. Bet visietis noras neima. Ar gaila jums Velionio? Jums pristatė karstą. 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 Dėkuoju. Ačiū. O kuris pats? Kas jis? Atsikalnikovas numirėlis. Ai! Atsikalnikovas numirėlis. Na jo šiuo metu kaip ir nėra. Bet žinokite, aš manau, kad neužilgo turėtų būti. Ar gaila jums Velionio? Ar man Velionio gaila? Tada laimingų Oi, kaip gaila! Tada laimingų šermenų. Dėkuoju. Ačiū. Ateina! Ateina! Kas ateina? Visi ateina, visi. O Dieve, ką man dabar daryti? Na ką, palauksiu, kol visi išeis, o tuomet tik pokšt. Ir baigta. Žmonės, na palaukite, žmonės, na supraskite jį, na kas gyvona, nagi kas nori į mirtį, visi nori į gyvenimą. Ne į mirtį, žmonės supraskite jį, visi nori į gyvenimą. Iš gyvenimo nenori, bet reikia. Tai jau tiesą sakant, tuščios kalbos, Marija Lukiana, manęs jis jau. Nejau, senė, atsipūskite Semionai, rečiau. Gyvas, nosis pasmėlėjus. Žmonės, jisai gyvas, pamiegos ir atsikels. Visai panašus. O nepažįdo. Neatsikels. Tikrai atsikels. Žmonės tikrai atsikels. Semionai, rečiau. Atsipūskit.
Kaip gaila, kad aš jūsų anksčiau nepažinojau. Žmonės! Šaka! Į lauką neškit, į ten atsigaus! Eime pažiūrėsim. Žiūrėkim, kaip atsibuodusi ir blaškysis į sielvartą. Įdomu. Ponai, prašom užeiti. Praleiskite mane prie jo. Kas ji? Kas ji? Tai gal kaip gamišėlė kažkokia? Tu nesišovei dėl manęs. Dėl manęs. Dėl inteligentijos. Dėl muzikos. Tu nesišovei dėl Dėl mėsos. manęs. Dėl manęs. Nieko panašaus. Velionis pūtė helikoną. Jis buvo meno prieinglyje, jis degė, jis norėjo. Nenori, čia mano vyras. Yra kitokio kūno, kas gali norėti. Net ką jūs žinot. Jis degė, jis geidė, jis norėjo manęs viso. Bet aš jam pasakiau. Senė, atsisveikinkime su vėlioniu. Atleisk man, senė. Mašinka! Lavonas gyvas? Stok šėtonė. Betgi jūs norėjote mirti. Jeigu dabar norite įsiginti. Taip, norėjau. Ir nieko neatsižadu. Bet ponai! Aš per daug myliu savo veidą, savo kūną, rankas, kojas, savo pilvą. Ir nesiruošiu mirti. Nei dėl inteligentijos, nei dėl Rusijos, nei dėl jūsų, nei dėl jų, nei dėl Kleopatros Maksimovnos. Ponai, aš nenoriu mirti. Aš noriu valgyti. Serafima, ko jūs mėgstate, darykite, ką nors. Jūs baigė. Tai kaip čia pasisuko mano ponui? Ak tu, šėtono išpera! Tu savo rankomis mums kapo duobę iškasei, o dabar pats pasineši gyventi. Kad ir kas nutiktų, vis tiek į tave kulką paleisiu. Neištrūksi, sušaudytos! Maša, Mašinka, ką jie kalba? Ką jie kalba? Serafima Lukjanovna! Ponai, atleiskite man, aš jums grąžinsiu visus pinigus. Iki paskutinės kapeikos. Jeigu reikės, helikoną parduosiu. Nevalgysiu, jeigu liepsite. Mašinką priversime jums dirbti. O Serafimą Lukjanovą iš šachtos išsiųsiu. Tik leiskite man gyventi.